Spalio pradžioje sostinės Sofijos Kovalevskojos mokykloje visą savaitę buvo rengiami nuotaikingi koncertai bei vyko įvairios sporto varžybos. Taip ši ugdymo įstaiga minėjo savo 30-metį. Mokyklos kieme ir prieigose buvo galima išvysti mokinių pieštų darbų. Jais buvo išmarginti ir į mokyklą vedantys takai. Į iškilmingą jubiliejinį vakarą buvo pakviesti esami ir buvę moksleiviai, pirmoji mokyklos direktorė bei buvę pedagogai, ugdymo įstaiga remiantys verslininkai, politikai, Rusijos ambasados Lietuvoje atstovai, švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojai. Jubiliejaus proga mokyklą pasveikino ir svečiai iš Rusijos. Pilikėje Lūki mieste įsikūrusi to paties Sofijos Kovalevskojos vardo vidurinė mokykla. Šios mokyklos bendradarbiauja, tad jų bendruomenių nariai lanko vieni kitus įvairių švenčių bei minėjimų proga. 30 metų istorija, veikla, visų mokyklą baigusių mokinių vinjetės, nuotraukos iš ekskursijų, švenčių, konkursų, olimpiadų. Visi buvę ir esami mokyklos mokytojai bei darbuotojai buvo įamžinti ką tik išleistame mokyklos metraštyje. Taip baigiamajame koncerte dainavo mažųjų choras, tačiau ant scenos lipo visi, nuo pačių mažiausiųjų iki mokyklos abiturientų. Į mokinius kreipėsi ir Jelena Vasiljeva, dabartinė mokyklos direktorė. Ji pasidžiaugė, kad prieš 30 metų pradėtos tradicijos tęsiamos lygi šiol ir prie jų prisideda visa mokyklos bendruomenė. Сегодня мы отмечаем юбилейный день, завершающий нашего праздника. Я хочу сказать, что вся школа достойно окунулась в то, чтобы отметить это замечательное торжество. Начиная с понедельника, начальные классы, 5-е, 6-е, 8-е, 9-е, 12-е вчера. И сегодня мы хотим подытожить и сказать, что мы действительно очень рады тому, что к сегодняшнему дню мы пришли с такими результатами. Iškilmingą minėjimą susirinkę svečiai bei mokyklos bendruomenės atstovai galėjo prisiminti ir mokyklos istoriją, įamžintą dar nespalvotose nuotraukose. Ir ne vienas kalbėjusysis linkėjo Sofijos Kovalevskojos mokyklai gyvuoti dar daug metų bei toliau ugdyti gabiausius šalies moksleivius.